Labai specifinis dalykas ir štai tokie konkursai visai ne tas pats, kaip mesti tritaškius per rungtynes. Čia jau kitokia įtampa, reikia mokėti nusistatyti tam tikrą ritmą ir tai kartais būna sudėtinga, ypač jaunesniem, mažiau patyrusiems krepšininkams, tuo labiau, kad daugeliu iš šio konkurso dalyvių šiandien teks pirmą kartą mesti Siemens arenoje, kurioje vėlgi kitokios erdvės, kitokios perspektyvos nei jų įprastose salėse, taigi galimi patys įvairiausi netikėtumai. 10 dalyvių šiandien kovos dėl snaiperio titulo, po vieną atstovą iš 9 klubų ir taikliausias tritaškininkas, kuris vasario 1 dieną juo buvo Sakalų komandos krepšininkas Eligijus Riedeckas, taigi Sakalai turi 2 žaidėjus, o dabar pirmąją savo seriją pradeda Ainaras Bagackis. Praėjusių metų čempionas, tiesa, laimėjęs daugybę tokių konkursų, tačiau kol kas šį sezoną Ainaras Bagackis savo žaidimu nestulbina. Na, gal tam įtakos turėjo ir traumos, galbūt jau ir amžius, vis tik 37, beveik jau 38 metai, tačiau snaiperio konkurse ypatingai didelės fizinės ištvermės nereikia, greičio ar šuolio taip pat ir svarbiausia čia, aišku, nervai bei taikli ranka ir, aišku, fortūna. Kol kas gana sudėtingoje situacijoje Ainaras Bagackis, na, tai tik tai pirmoji serija, 9 jo taškas. Šiame LKL sezone jisai žaidžia gana mažai, pataikė apskritai per visą sezoną kol kas tik tai 10 tritaškių ir iš visų dalyvių tai yra 9-10 rezultatas, paskutinis prieš paskutinis rodiklis. Ir nepavyksta gerai finišuoti Ainarui Bagackiui, purto galva pats LKL snaiperis, 13 taškų. Anaip tol ne tas rezultatas, kurio galėtų didžiuotis, pažiūrėsime, kaipgi seksis kitiem krepšininkams. Sistema tokia, jog į finalą patenka, į pusfinalį patenka 4 krepšininkai, į finalą iš to ketverto patenka tik tai 2. Taigi, pirmasis atskaitos taškas jau yra 13 Ainaro Bagackio taškų. Ir Arvydas Čepulis, vienas iš rimčiausių Bagackio konkurentų, vienas iš rimčiausių pretendentų į snaiperio titulą, tačiau ir jam kol kas tik tai ketvirtuoju metimu pavyksta atidaryti savo taškų sąskaitą. Na, šiandieninis snaiperių išbandymas, tai dar kartu ir Siemens arenos lankų patikrinimas. Buvo daug kalbama apie tai, jog kieti lankai yra šioje arenoje, tokie lankai, kurie kaip krepšininkai sako, dažniau spjauna negu įtraukia kamuolius. 8 taškai kol kas Čepulio sąskaitoje, toks pat rezultatas, kokį toje atkarpoje turėjo ir Ainaras Bagackis. Bent jau kol kas pirmieji 2 pasirodymai nesiūlo tikėtis ypatingai rekordiškai gerų pasirodymų. Kągi to įdomiau. Ir Arvydas Čepulis patvirtino savo kaip vieno iš tokių pretendentų vardą. 16 taškų. Ir dabar savo seriją atliks Nevėžio komandos krepšininkas Mindaugas Gelžinis. Na, atrodytų lyg ir mažiausiai pavojingas favoritam krepšininkams. Kol kas neįtin kokie rodikliai šiame LKL čempionate. Apskritai yra įmetęs tik 7 tritaškius per 15 iki tol žaistų rungtynių. Tai yra pats blogiausias rezultatas, pralenkintis kabutėse netgi Ainaro Bagackio tritaškių skaičių, tačiau viena yra mesti varžybose, kita, aišku, štai tokiame konkurse. Ir štai pirmieji 3-4 iš eilės taiklus metimai ir paskutinysis kamuolys, spalvotas kamuolys, kuris vertinamas 2 taškais ir tai, aišku, daro jį dvigubai vertingesniu. Šeši taškai Mindaugo Gelžinio sąskaitoje. Ir vėl nekrenta 2 taškis kamuolys. Jau yra dalyvavęs snaiperio konkurse Mindaugas Gelžinis. Prieš porą metų, 2003-aisiais, jis pelnė 14 taškų, dabar 2 taškais mažiau. Tuo metu 14 taškų patekti į pusfinalį nepakako. Na, kol kas iš 3 dalyvių jam atitenka 3 vieta. Taip pat neatrodo labai patenkinta savo pasirodymu, tačiau
Ar galutinai jisai jau prarado šansus patekti į pusfinalį, paaiškės tik tai vėliau. Dabar tik tai spėjimai ir prognozės. Ir ketvirtasis snaiperiai Žygimantas Jonušas iš Alytos, vos prieš 3 dienas atšventęs 23-ąjį gimtadienį. Dažnai metantis ir dažnai pataikantis LKL čempionate pagal pataikytus tritaškius. Jis yra antroje vietoje po Arvydo Čepulio pagal pataikymų procentą, užima 5-ąją vietą tarp visų dalyvių. Ir labai greitai pajunta savo ritmą Žygimantas Jonušas, 7 taškai po 2 serijų, kol kas geriausias rezultatas. Ir nesiruošia sustoti. Alytos komandos krašto puolėjas, tiesa vidurinė serija visa lekia Dievo į langus, nei vieno taiklaus metimo. Dešimt taškų, 11, labai svarbus 2 taškis metimas, pats siekia tikslą. 14 taškų, 15 ir bene svarbiausias metimas, 15. Ties tuo teks ir apsistoti Žygimantui Jonušui. Jis kol kas antroje vietoje ir štai dabar 5-asis metantis į žmogus, kuris teoriškai jau gali, ir teoriškai ir praktiškai gali pašalinti iš pretendentų į pusfinalį Mindaugą Gelžinį, kuris iš viso ketvirto, jau metusio ketvirto kol kas turi patį prasčiausią rezultatą. Panevėžio komandos gynėjas Aurimas Papučka. Trečias LKL pagal 3 taškių procentą ir tai yra rodiklis, rodantis, jog gali pateikti tam tikrų netikėtumų. Jeigu, aišku, susitvarkys su jauduliu, jeigu, aišku, pripras, kiek tai įmanoma per tą trumpą laiką prie neįprastų erdvių, prie tos 11 tūkstančių sirgalių minios. 3 taškai po 2 serijų. Nieko stebuklingo, tačiau viskas dar prieš akis. Na, kuomet tokie maži rezultatai dar vertingesni tampa tie 2 taškais vertinami kamuoliai. Ir puikiai Aurimo Papučkos serija, 6 taškai ketvirtajame metimų etape. 14. Ir 16 taškų, kaip įkrenta paskutinysis kamuolys. Aurimas Papučka 16 taškų ir jis jau patenka tarp lyderių. Mindaugas Gelžinys. Šią pavardę jau galima išbraukti iš pretendentų į ketvirtfinalį. Čepulis ir Papučka 16 taškų. Ir dabar jau pavojus kyla Ainarui Bagackiui. Tomas Pašinaitis, Gidruvos Atleto komandos krepšininkas. Pirmasis metimas taiklus, 1 taškas. Ir pro šalį skriejantis 2 taškis kamuolys. 22 metų, 1,98 cm ūgio krepšininkas. Buvusio garsaus Lietuvos lengvaatliečio Ritulio Stumiko Algio Pašinaičio sūnus. Aštuoni taškai. Standartinis rezultatas po 15 metimų. 10. 12 taškų ir Ainarui Bagackiui kyla labai rimtas pavojus. Vienas vienintelis taiklus metimas eliminuotų buvusį čempioną iš kovos. Ir taip pat daro Tomas Pašinaitis, 15 taškas. 16 Čepulis, 16 Papučka, 15 Jonušas, 15 Pašinaitis. O tai reiškia, jog Ainaras Bagackis vos įpusėjus pirmajam etapui krenta iš kovos ir savo titulo šios dienos, šioje žvaigždžių dienoje jau atrodo nebeapgins. Eligijus Redeckas, žmogus patekęs į konkursą kaip taikliausias tritaškininkas ir pirmieji 2 metimai tai tik tai patvirtina. 3 taškai po pirmųjų 5 mestų kamuolių po pirmosios serijos. Nors apskritai pirmą kartą šiame konkurse, tokiame konkurse dalyvauja Eligijus Redeckas, pagal šio krepšininko metimo ritmą netrodytų, jog jis labai jaudinasi, bent jau pirmosios 2 serijos. 10 taškų, likus 10 metimų, neblogas rezultatas.
Ir labai geras ketvirtasis etapas. 16 taškų. 17 taškų turime naują lyderį. 19 taškų Eligijaus Redecko sąskaitoje, sveikina jį bendraklubis. Renaldas Seibutis tai yra žmogus, kuris dabar mes savo 25 metimus ir dabar jau, jeigu jis įmes daugiau negu 15, iškris iš kovos ir Jonušas, ir Pušinaitis. Renaldas Seibutis. Geriausias jo rezultatas per treniruotės tokiuose konkursuose, neoficialiuose konkursuose, 24 taškai. Čia visą tai treniruotės. O štai čia rimtas išbandymas. Šiek tiek per stiprus buvo dauguma iš pirmųjų 5 metimų. Pirmasis taškas yra, ledai pralaužti. Tačiau vėl nekrenta tie 2 taškai kamuoliai. 2 taškai Renaldo Seibučio sąskaitoje. Na, jis vienas iš jauniausių dalyvių. Amžius taip pat vaidina gana svarbų vaidmenį. Šiame turnyre, tiksliau sakant, ne amžius, o patirtis. Ir atrodo, jog bent kol kas gali būti ramus tiek Jonušas, tiek Pušinaitis. Jiem dar išlieka šansas, jeigu, aišku, neužbaigs 6 taškais iš eilės. Ne. 6 taškai Renaldo Seibučio sąskaitoje, jis taip pat jau pasitraukė iš kovos, teks pasitenkinti vieną seriją ir štai dabar dar vienas labai realus pretendentas. Petras Šalvis, Neptūno snaiperis, tos garsiosios Klaipėdos metikų mokyklos auklėtinys. Pernai jis pralaimėjo tik tai finale ir tik Ainorui Bagackiui. Pagal pataikymų procentą LKL čempionate jis yra antras, 44 procentų taiklumas. 2 taškai po pirmosios serijos. Priminsiu kelialapio į ketvirtfinalį, bent jau kol kas. Riba yra 16 taškų. 8 taškai. Dar tiek pat reikia surinkti. Ir atrodo įsibėgėjo Petras Šalvis. 13 taškų. Patvirtino savo kaip vieno iš pavojingiausių pretendentų, vieno iš pagrindinių kandidatų reputaciją. 15. Viskas. 17 taškų eliminuojančių iš kovos ir Jonušą, ir Pušinaitį. Turime naują lyderį šiame konkurse. Puiki Petro Šalvio pabaiga. 23 taškai, jeigu neklystu. Ir tai yra geriausias rezultatas. Ir dabar jau lieka paskutinysis 10 metikas šiame etape. Tai Lietuvos Ryto komandos žaidėjas Andrius Šležas. (23) Šalvis, 19 Redeckas ir 2 po 16. Čepulis ir Papučka. 16 taškų. Būtent ta riba, kurią reikia pasiekti Andriui Šležui, norint kovoti dėl kelialapio į pusfinalį. Keturi taškai ir dar 15 metimų. Atrodo, štai šis taškas, kuriame jaučiasi kur kas ramiau. 3 pirmieji taiklus, o štai paskutiniai 2 skrieja pro šalį. Ir vėl netaiklus 2 taškis metimas. 11 taškų, reikia surinkti bent 5 taškus. 4, 3. Reikia pataikyti abu likusius ir štai šį metimą. 16 taškų. Andrius Šležas paskutiniuoju metimu puikiai užbaigęs 2 paskutinėsias serijas. Pasiekė 16 taškų rezultatą. Na, kol kas protokolas neoficialus, tačiau atrodo, jog Petras Šalvis ir Eligijus Redeckas jau pusfinalyje. 2 geriausi rezultatai. O dėl likusių 2 kovos Čepulis, Papučka ir Šležas. 3 pretendentai į 2 kelialapius. Taip, 3 pretendentai, kurie dabar papildomose serijose išsiaiškins, kasgi iškovos tos 2 kelialapius, kuriegi 2. Snaiperiai toliau tęs
kovą. Papildomos serijos yra šiek tiek trumpesnės, 24 sekundės ir 10 metimų. Tai yra nuo 2 iš 2 etapų pasirinktinai. Arvydas Čepulis. Jau pirmasis atrankos etapas ir jau tokia kova. Arvydas Čepulis, daugybės tokių mažesnio lygio konkursų laimėtojas. Finale 2003 metais finale pralaimėjęs LKL snaiperio titulą ne kam kitam, o Arvydui Macijauskui. Septyni taškai. Štai tas paskutinysis taiklus dvitaškis metimas gali būti labai svarbus. 7 taškai iš 12 galimų. Gana solidus rezultatas. Aurimas Papučka taip pat pirmajame etape 16 taškų, šiaip jo asmeninis rekordas. Kaip sakė pats krepšininkas, yra 19. ...24 sekundės ir 10 metimų. Ir 7 taškai, įmetus 8 garantuotas kelialapis. Į pusfinalį. 4 taškai ir dar 5 metimai. 5. 6. Ir 6 taškai Aurimo Papučkos sąskaitoje. Jis šansų dar neprarado, tačiau dabar turi tikėtis, jog Andrius Šležas surinks nedaugiau 6 taškų. Taigi, Andrius Šležas. Dabar jau jam galimybė papildomoje serijoje prasibrauti į pusfinalį. Ten jau patekę Eligijus Redeckas ir Petras Šalvis. 3 pirmi metimai skrieja pro šalį, 4. O štai 2 taškis taiklus. 3, 4, 5 ir 7 taškai. Koks dramatiškas pirmojo etapo finišas. Andrius Šležas 7 ir 6 taškais prasibrauna į kitą etapą, pataikęs paskutinį, vėlgi svarbiausią metimą. Tas pats buvo ir pirmajame etape, kuomet sumetė 2 paskutiniuosius metimus ir pelnė tuos 3 taip reikalingus taškus. Ir dabar be poilsio beveik turės stoti mesti Arvydas Čepulis, po to Andrius Šležas, po to Eligijus Redeckas ir pusfinalį užbaigs Petras Šalvis. Na ir štai dabar, kuomet iš kovos iškrito Vainaras Bagackis, turbūt dar sunkiau prognozuojamas tampa šis turnyras. Aišku, dabar netokioje palankioje situacijoje yra tiek Arvydas Čepulis, tiek ir Andrius Šležas, kurie dar metė po papildomą seriją. Ir kaip atrodytų lengva užduotis, vis tiek pakankamai išsunkiantis yra šis konkursas, ypač jeigu reikia mesti dar papildomas serijas. Ir ypač paskutinėme etape, kuomet susikaupė dar ir pirmųjų etapų nuovargis. Arvydas Čepulis. Antra vertus, jeigu krepšininkas pakankamai gerai fiziškai pasiruošęs, tai tie pirmieji etapai gali būti vertinami kaip apšilimas. Ir tą dabar įrodinėja Arvydas Čepulis, pataikęs pirmus 4 metimus. Tiesa, 2 taškų vertės kamuolys skrieja pro šalį. Čia sumetant daugumą tradicinių kamuolių ir štai taip karts nuo karto pataikant 2 taškius galima prasibrauti ir į finalą. 9 taškai. 11 ir 13 taškų. Puikus pasirodymas, dar turint atsargoje 10 metimų. 16, 18 taškų. Arvydas Čepulis ir dar 5 taškai, dar 5 kamuolio sąskaitoje. 21. Tarsi mašina siunčia vieną po kito kamuolį į krepšį. Šiaulių ekipos snaiperys 23 taškai. Jo sąskaitoje jis pakartoja kol kas geriausią rezultatą, kurį pirmajame etape buvo pasiekęs Petras Šalvis. Ir 23 taškai. Tai jau labai rimtas pareiškimas, kovojant dėl kelialapio į finalą. Andrius Šležas. Jo pusfinalio serija. Na, Šležas yra 4 iš viso 10-tuko pagal 3 taškius metimus. Patyręs, nekartą dalyvavęs tokiuose konkursuose, tiesa, be tokių ypatingų didesnių laimėjimų. Ir šiais metais LKL čempionate meta pakankamai stabiliai. 37% taiklumas.
10 taškų. Taip pat labai geras rodiklis po 2 etapų. Oho, atrodo, jog Eligijaus Radecko ir Petro Šalvio laukia nepaprastai sunki pusfinalio serija. 23 taškai. 22 taškai. Ir nepavyksta įmesti Andriui Šležui paskutinę dvitaškio. Ant plauko kapoja LKL snaiperių konkurso rekordas, kuris yra būtent toks. 24 taškai. Pernai šį rekordą pakartojo Ainaras Bagackis, dabar tą patį padaro Andrius Šležas ir Eligijui Radeckui. Jau reikia mesti mažiausiai 23 taškus ir tikėtis, kad tiek neįmes Petras Šalvis. Kaip aukštai iškėlė kartelę, paskutiniaisiais numeriais prasibrovė Andrius Šležas ir Arvydas Čepulis. Ir kaip sėkmingai pradeda šią seriją Eligijus Radeckas. 11 taškų po 2 serijų, beveik maksimalus rezultatas, kuris yra 12 taškų. Tačiau reikia išlaikyti tokią pačią taiklumo seriją ir likusiuose etapuose. Šešiolika taškų, tačiau net ir sumetus visus jau likusius metimus, į finalą patekti nepavyks Eligijui Radeckui vien todėl, kad pirmi du pusfinalio dalyviai metė nerealiai taikliai. Štai sumeta visus 6, 22 taškai. Turbūt pats įspūdingiausias konkursas pagal rodiklius, pagal skaičius, pagal pusfinalio pasirodymus. Nepamenu. Štai tokios kovos pusfinalyje. 22 taškų į finalą patekti neužteks. 23 garantuos Petrui Šalviui tik tai papildomą seriją. Ir garantuotą kelialapį atneš tik tai 24 surinkti taškai. Palyginimui galiu pasakyti, maksimalus skaičius, kurį galima surinkti, sumetus visus dvitaškius kamuolius, pataikius visus 25 metimus, yra 30 taškų, galite įsivaizduoti, kaip taikliai turi mesti dabar Petras Šalvis. Klysti galima labai nedaug ir labai retai. 10 taškų po 2 serijų, kol kas tas ritmas tinka Petrui Šalviui. Čia Eligijus Radeckas turėjo netgi geresnį rezultatą po 2 etapų. 16 taškų likus 10 metimų. 18. 19. 19 taškų, reikia surinkti mažiausiai 4 taškus dar, kad pasivyti Čepulį. 3. 2. Ir štai tas lemiamas metimas. Yra fantastika. Fantastika. Petras Šalvis, 24 taškai. Kartu su Andriumi Šležu surinkė 24 taškus. Tik tai su tokiais fantastiškais rezultatais patenka į finalą. Finale susikaus vienas kito verti varžovai. Petras Šalvis ir Andrius Šležas. Abu surinko po 24 taškus. Tai bent pusfinalis. 22 taškų neužtenka, kad patekti į kitą etapą. Geriems snaiperiams atrodo ir Siemens arenos lankai nekliudo. Ir dabar surinkus abiem vienodai taškų, jau vyriausias teisėjas Raimundas Barauskas nuspręs, kas mes pirmas. Atrodo, bus traukiami burtai. Ar jums patinka šis renginys? 24 taškai abiejų krepšininkų sąskaitoje pusfinalyje. Šalvis pirmajame etape įmetė 23, 1 tašku sugebėjo pagerinti rezultatą, pataikydamas tą lemiamą paskutinį kamuolį pusfinalio serijoje. Būtent tas metimas ir lėmė, kas pateks į finalą, Šalvis ar Čepulis.
Andrius Šležas, jam burtai lėmė pirmajam pradėti finalo seriją. Lietuvos Ryto krašto puolėjas, jeigu neklystu, pirmą kartą patekęs į LKL snaiperio finalą. Dabar savo rankose turi galimybę tapti taikliausiu šio sezono LKL tritaškininku. Ir štai ta minutė. O štai finale gali atsiliepti jau ir vis didėjantį įtampą ir vis labiau juntamas nuovargis. Tačiau du paskutinieji metimai taiklus. Na, dažnai būna taip, jog finale nugali krepšininkas su anaiptol negeriausiu rezultatu. Kartais netgi su tokiu, kuriuo metęs pirmamajame etape būtų nepatekęs į kitą etapą. 7 taškai. Ir štai tas vėl taiklus, svarbus dvitaškis metimas, 10 taškų. Nieko stulbinančio palyginus su pusfinaliu, antra vertus dar neaišku, kaip mes ir Petras Šalvis. 16 taškų, 17, atrodo pajuto vėl savo metimo ritmą ir trajektoriją Andrius Šležas ir 18 taškų. 18 taškų Andriaus Šležo sąskaitoje ir štai dabar Petras Šalvis. Praėjusiame sezone jis nusileido tik tai Ainarui Bagackiui. Vėl pateko į finalą praėjus metams ir dabar turi šansą tapti LKL snaiperiu 2005. Kągi, Petras Šalvis. Jau užsibrėžtas tikslas dabar. 18, na turbūt netgi 19 taškų. Tuomet būtų išvengta papildomos persimetimo serijos. Keturi taškai. Na, nenaujokas tokiuose konkursuose yra Petras Šalvis. Galima spręsti ir pagal tą ramų metimą, pagal tą užtikrintą ritmą. Vidutiniškai kažkur šiek tiek daugiau nei 2 sekundės turi kiekvienam metimui krepšininkai. Ir jau tik tai nuo jų pačių priklauso, kaip staigiai jie sugeba išmesti kamuolį. Tarkim, tokiam kaip Arvydas Macijauskas pakakdavo ir 50 sekundžių. 13 taškų. Atrodo dabar ir 14 taškas. 15 ir 17 taškų. Trūksta 2 taiklių metimų arba vieno paskutinio dvitaškio. Vienas metimas, 18. 19. Petras Šalvis, Klaipėdos Neptūno komandos krepšininkas, surenka 20 taškų. Sveikinu dabar ir Aleksandras Savenkovas, ir Šeiku Kaba, ir Antonijo Grantas. Jo komandos draugai Robertas Kunsaitis. Petras Šalvis finale padaro tai, ko nepavyko jam padaryti pernai metais. Iškrito iš kovos Ainaras Bagackis pirmajame etape, o štai Petro Šalvio niekas pralenkti nesugebėjo nei pusfinalyje, nei finale. Arti tikslo buvo ir Andrius Šležas, 18 taškų, pakankamai solidus rezultatas, tačiau šį kartą to buvo per mažai. Petras Šalvis, 1,94 cm ūgio krepšininkas, 21 metų krepšininkas, dar kartą patvirtina neeilinius Klaipėdos krepšinio mokyklos trenerių sugebėjimus ugdyti snaiperius. Netaip seniai LKL arenose 3 sezonus triumfavo Arvydas Macijauskas ir atrodo Lietuvos krepšinis turi Klaipėdos deleguotą deramąjo įpėdinį. Petras Šalvis, jam atitenka naudingiausio, tai yra LKL snaiperio prizas ir jį įteikia Nord LB Lietuva banko šio prizo steigėjo valdybos pirmininko pavaduotojas Vygintas Bubnys ir LKL vykdantysis direktorius Zenonas Kamarūnas. Galima pasveikinti štai šį Klaipėdos Neptūno komandos snaiperį. Ypač įspūdingai užbaigusi pusfinalio seriją, kuomet atrodė jau nepaprastai sunku bus pasivyti tiek Čepulį, tiek Redecką, tiek Šležą. Tačiau Petras Šalvis atsilaikė. 24 taškus pelnęs pusfinalio serijoje, finale įmetė šiek tiek mažiau, 20, tačiau jų pakako. Pakako, kad po nesėkmės pernai finale žengtų dar vieną žingsnį LKL snaiperio titulo link. Klaipėdos Neptūno komandos krepšininkas.